Sveiki, jūs esate kanale Matematika be streso ir šiandien mes kalbėsime apie kubines šaknis. Pradėkime. Kam reikalingos kubinės šaknis? Visų pirma, kubų matuojamas kažkoks tai turis. Tai reiškia, mes žinome gylį, plotį, aukštį ir galima įvairiai išmatuoti, ar tai kažkokias tai erdves, ar tai kažkokias tai patalpas. Ir šis matas buvo naudojamas taip pat ir skysčiams matuoti arba grūdams. Tam, kad išvesti kubinę šaknį, mes naudojame tą pačią šaknį, kurią naudojame ir kvadratinėje šaknyje, tačiau pridedam skaičių 3. Tai parodo, kad skaičius, esantis po kubinė šaknimi, buvo išgautas dauginant tą patį skaičių iš savęs 3 kartus. Tai yra, jeigu mes turime skaičių 8, tai reiškia, kad 2 kart 2 kart 2, 2 kart 2 4, 4 kart 2 yra 8. Taigi pažiūrėkime dabar į keletą taisyklių, kurias reikėtų atsiminti. Tai kaip ir minėjau, jeigu 2 kart 2 kart 2 yra 8, tai minus 2 kart minus 2 kart minus 2, tai yra minus 2 kubė, yra minus 8. Ir šiuo atveju, ne kaip buvo mūsų kvadratinėje šaknyje, mes galime turėti neigiamą skaičių po kubinė šaknimi. Tai yra po šaknyje. Taip pat pabandykime, pavyzdžiui, spręsti kubinė šaknis iš 8, tai aišku 2, o kubinė šaknis iš minus 8, tai minus 2. Ir reikėtų tai atsiminti, nes jeigu kubinė šaknyje matote neigiamą skaičių, bus neigiamas skaičius ištraukus tą skaičių iš po kubinės šaknies. Ir tai labai svarbu, nes jūsų pratimuose bus būtent tokie atvejai. Matote minusiuką po šaknimi, reiškia, jis turėtų pasirodyti ištraukus skaičių iš kubinės šaknies. Dabar pereikime prie kitų pagrindinių taisyklių, kurias turėjome ir kvadratinėje šaknyje. Šaknys nesumuojamos ir neminusuojamos. Tačiau kaip išspręsti tokius pratimus? Ir tai yra labai paprasta. Tiesiog išvedam skaičių iš kubinės šaknies atskirai mūsų 8, gaunasi 2, ir tada tik tai pridedam tą skaičių, kuris gavosi išėmus iš kubinės šaknies skaičių 27, kas mūsų atveju yra 3. Atsakymas yra 5. Taip sprendžiamas kubinių šaknų sudėjimas ir tas pats yra su atimimu. Dabar išspręskime truputėlį sudėtingesnius dalykus, bet jie kartosies pastoviai jūsų mokymosi programą ir jie labai panašiai keliaus nuo kvadratinės šaknies ir iki šaknų, kurios gali turėti didesnius skaičius. Dabar pereikime prie pagrindinių taisyklių. Kubinė šaknis iš 3, padauginti iš kubinės šaknis iš 3 ir padauginti iš kubinės šaknis iš 3 gaunasi kubinė šaknis iš 3 kube. Ir kaip tai minėjome kvadratinėje šaknyje, kubas, kubinė šaknis, viskas tai anuliuojasi, mūsų atsakymas yra 3. Tai labai svarbu, nes tokios užduotys bus knygoje atnaujintoje programoje. Kitais žodžiais galim pasakyti, galim paimti bet kokį skaičių, mes paėmėm 3, bet galim paimti bet kokį skaičių ir jeigu jis atsiras kubinėje šaknyje, tai mūsų atveju dabar A, pavardinkim tą nežinomą skaičių A, tai užrašykim tai kaip kubinė šaknis iš A kube, kubinė šaknis kube vienas kitą atšaukia, lieka A. Labai paprasta. Dabar galima daryti tą pačią manipulaciją, kurią darėm ir kvadrate. Tai yra paimti skaičių, kuris yra po kubinė šaknim, o jums teks tai daryti ir labai nemažai viso kurso eigoje. Knygoje yra daug panašaus pobūdžio užduočių. Tai paimkime 16. Jeigu yra po kubinė šaknim matome 16, 16 mes negalime išimti kaip skaičių vieną skaičių. Tačiau jį įsižiūrėjus ir žinant, kad 8 yra skaičius, kurį galime ištraukti, mes žinome, kad 16 sudaro 8 kart 2. Tai užrašykime tai taip. Ir dabar jau galime netgi šiek tiek praskleisti tokiu būdu, kad išrašyti kubinę šaknį iš 8, atskirai padauginti iš kubinės šaknies iš 2. Ir dabar jau matome, kad iš 8 galime gauti 2, nes 2 kart 2 kart 2 yra 8. Ir lieka kubinė šaknis iš 2. Tikiuosi šitas momentas yra aiškus, tai yra supaprastina truputėlį gyvenimą ir daug lengviau užrašyti taip, negu laikyti skaičių didesnį po kubinę šaknimi. Tačiau ne visada tai bus galima, šiuo atveju galima. Taigi, pereikim prie paskutinio, kad dauginti. Kaip galima dauginti kubinę šaknis, mes matėme kvadratinės šaknies pamokoje. Tai yra tiesiog galima sudėti po bendro kubinės šaknies ženklų, padauginti juos ir šituo atveju mes gauname tą patį 8 ir mūsų atsakymas yra 2. Viskas labai paprasta. Taigi pereikim prie užduočių. Kubinė šaknis iš 1 yra 1. Čia labai paprasta. Kubinė šaknis iš 8/27, tai reiškia 8 yra 2, 2, 2, tai reiškia dvejetas mūsų pagrindas, o 27 tai yra 3 kart 3 kart 3, tai reiškia mūsų pagrindas yra 3. Štai ir mūsų atsakymas. Čia atkreipkite dėmesį, tai C mes apie tai kalbėjom pamokos pradžioje, bet taip pat atkreipkite dėmesį į D, tai yra sudėtingesnė užduotis. 3,
Ir čia turim minus 0, 1, 2, 5. Ką sako mums minusas? Minusas sako mums, kad tai yra neigiamas skaičius rezultate. Kaip ir minėjau pamokos pradžioje, kad jeigu turime minusą po šaknyje, tai reiškia ir rezultatas bus neigiamas. Gerai, dabar išspręskime, koks rezultatas. 125, paimkime 125, visą laiką reikia atsiminti paprasčiausios kubo skaičius, tai va 125, vienas iš jų, 125 tai yra 5 kart 5 kart 5. Tai reiškia, kubinė šaknis iš 125 būtų 5. Gerai, mūsų atveju mes neturim 125, mes turim visų pirma neigiamą, visų antra 0,125. Kaip jau minėjau kvadratinės šaknies pamokoje, visą laiką atkreipiam dėmesį į kiek skaičių yra po kableliu, už kablelio ribos, ne? Tai mūsų atveju 3. Kadangi mes dauginam 3 skaičius, reiškia logiška pabandyti dauginti jų variantą, kai yra nepilnas skaičius, o 0,5. Pabandykime tai padaryti, kaip darėme kvadratinės šaknies pamokoje. Tai taip, 5 dešimtųjų padauginti iš 5 dešimtųjų, padauginti iš 5 dešimtųjų. Gaunasi 125 padalinti iš 1000. Gaunasi, tai 0 ir turim turėti 3 skaičius po kableliu, nes 3 nuliai. Tai 1, 2, 5. Ką? Gavom savo rezultatą? Gavome. Tik tai dabar mes tikrai žinome, kad jeigu dauginti 5 dešimtųjų arba 0,5 3 kartus, gaunasi toks skaičius. Dabar mes dar turime atsiminti, kad turėjome minusą. Todėl mūsų rezultate mes turime parašyti čia, kokią nors kitą spalvą parašysiu, minus, tai labai svarbu, reikia nepalikti, ir ten 0,5. Kitoje užduotyje duotas kitas klausimas. Ar duota lygybė yra teisinga? Paaiškinkite kodėl. Atkreipkite dėmesį į pirmąjį. Ar gali būti, kad po šaknyje stovi teigiamas skaičius, rezultate yra neigiamas skaičius? Kaip minėjau, kubinė šaknies rezultate tai yra neįmanoma. Tai čia mes tiesiog dedame didelį ne. Antras, B galite išspręsti patys, trečia, tai C galite išspręsti patys, na ir D galite išspręsti patys, tiesiog reikia padaryti vieną dalyką, tai paskaičiuoti, ar 6 kart 6 kart 6 duoda 216, ar neduoda. Jeigu duoda, tai čia viskas bus gerai. Jeigu ne, tai vėl jūs bandą prigauti. Aš atsakymą neduosiu, kad jums būtų ko užsiimti namuose. Na ir paskutinė užduotė, kuri galima paimti iš knygos, iš naujinto vadovėlio, tai raskite X reikšmę, su kuria duota lygybė būtų teisinga. Tai čia jums reikės atsiminti tą taisyklėlę, kurią aš dar kartą jums parašysiu gal net raudonai. Na, pavyzdžiui, paimkime pirmą. Kad jeigu mes turime kubinę šaknį ir turime visą tai kube, šitie du draugai pasinaikina ir mūsų rezultate yra tiesiog X. Tai tą patį galite išspręsti ir su, paimkime pavyzdžiui, B klausimą. Tai čia turime kubinę šaknį iš X, kuri lygi 8. Kaip jau minėjau pirmoji taisyklė, kad kubinė šaknis pasinaikina, tai reiškia mūsų X yra 8. Dar pabandykime išspręsti E užduotį. Čia mes turime kubinė šaknis iš 2, padalinta iš 4, ir visas tai kube ir visas tai lygu X. Kol kas palikime X šone, supratome užduotį. Tai mums reikia suprasti dabar, kas ką panaikina, kaip supaprastinti, kad X būtų aiškus skaičius. Visų pirma, išrašykime visą tą reikalą paprasčiau. Tai yra kubinė šaknis iš 2, kube padalinti iš 4, kube lygu X. Taip, dabar jau šiek tiek aiškiau, bandykime spręsti vieną po kitą. Tai yra, pirmam atsakymą mes gauname 2, remdamisi šitą taisyklę. Ir tada čia daliname iš 4 kart 4 kart 4, 64. Tai mūsų atsakymas 2,64, arba dar labiau supaprastinus, tai yra 1,32. Tai X lygu 1,32. Toks yra atsakymas ir tikiuosi toks pat gausis ir jums. Štai ką reikia žinoti apie kubinės šaknis, įsidėmėkite tai, nes toliau bus šiek tiek sunkiau. Bet susitiksime kitoje pamokoje ir paaiškinsiu, kaip padaryti taip, kad matematika būtų be streso. Iki.